tai visada reiškia, kad tai yra labai sunki liga. Ji nuo kremukų ir prausiklio tikrai nepraeis. Ilgainiui pažinus akne mechanizmą, išaiškėjo, kad tai ypatingai liga susijusi su pykčiu, su stresu, su pergyvenimais. Kodėl jinai startuoja būtent paauglystėje? Todėl, kad tada pasileidžia testosteronas, hormonai, tu negali valdytis, tiesiog viduj drasko tave į visas puses. Jaunas žmogus, paauglys, jisai visai nesuvokia, kas su juo darosi. Jam labai sunku ir paauglių tikrai labai daug turiu. Ir kuo sunkesnė aknė, o aknė sunkesnė yra jeigu matote, kad kyla raudoni mazgai, pūliniai, ir jeigu pamatote, kad lieka randai, kaip šituose nuotraukos, tai visada reiškia, kad tai yra labai sunki liga. Ji nuo kremukų ir prausiklio tikrai nepraeis ir kad būtina gydyti. Ir gydyti iš esmės, išaiškinti, kas su tuo žmogum negerai.